Yra mums sunku tai, kad mes neturime rungtynių be jo, nes jisai nesenai paliko komandą ir faktas tas vienareikšmiai ir mes tai žinom ir matėm visas rungtynės, kokio lygio žaidėjas ir kokią reikšmę jis atlikdavo toj komandoje ir dabar sunku kažką tai prognozuoti, bet faktas, kad Wrightas, Strelnikas, jie pasidalins jo minutės, greičiausiai tarpusavį, nežinau, jie dasipirko kažką tai ar ne, bet kad jų žaidimo braižas kažkiek tai keisis, tai turėtų būti, bet sakau, mes neturime informacijos ir neturime video medžiagos, kaip jie atrodo be jo, tai mažai ką galiu komentuoti, o apie jo reikšmę šitai komandai turbūt nėra ką daug pasakoti. Kaip jaučiasi komanda jūsų? Seniai nebuvo jokių aukšto lygio rungtynių, sakykime, nes nedraugiškas turėjo sprendyti kažkokius uždavinius. Taip mes, kaip visi puikiai žino ir kaip mums bebūtų liūdna, bet yra kaip yra, nes mes nežaidžiam toliau Eurolygoje ir tų rungtynių dabar jau mums jų labai trūksta. Kaip jų būna daug, atrodo, kad norėtųsi, kad jų mažiau būtų, bet dabar kaip jų nėra, tai jų tikrai trūksta ne tik mums treneriams, bet trūksta ir jaučiasi, kad ir žaidėjams trūksta, bet yra kaip yra ir mes sprendžiam savo užduotis, mes neturėjom jokių praktiškai atostogų, mes daug dirbom, sunkiai dirbome, bandome kažką pakeisti, ieškom kažkokių tai naujovių, žodžiu, žiūrėsim. Yra sezonas, dar nesibaigė, yra dar ką šitam sezone kovoti ir dėl ko kovoti ir ką iškovoti, tai ir lengviausia būtų sėdėti galvas nuleidus ir raudoti, kaip čia mums nesiseka, bet mes žiūrim į priekį ir stengsimės kaip įmanoma savo fanus pradžiuginti savo žaidimus šitose lygose, kurios mums liko. Sakykime, kai žaidėte Eurolygoje, VTB leisdavo daugiau jaunimą, dabar neliko Eurolygos, galbūt VTB žaisit visą jėgą, sakykime, kaip Eurolygoje. Net abejonės nėra, kad mes neturim kam taupytis ir kam žaidėjus taupyti. Taip, mes bandysim naudoti didesnę rotaciją, netgi ir žinant rungtynių svarbą, kad ir sakykime, tie jaunimas, kurie anksčiau gaudavo daugiau pažaisti VTB lygos rungtynėse, kad jie nesusėdėtų ant suolo, tai bandysim palaikyti didesnį tempą ir daugiau surotos žaidėjų. Po pralaimėjimo Prienams supykot ant žaidėjo ir šventinių laikotarpį nedavėt atostogų. Ar nepyko žaidėjai, kaip reagavo, nebuvo kažkokių pykčių? Apie ką jūs kalbat? Mes turėjome labai aiškiai pasistatę savo tikslus ir buvo labai visiems aiškiai viskas paaiškinta, ką mes turim padaryti iki Kalėdų, mes to nepadarėme, tai lygiai taip pat ne tik žaidėjai neturėjo atostogų, mes treneriai lygiai taip pat neturėjome atostogų, tai aš galiu pykti ant jų, jie gali pykti ant manęs, bet tai čia tas pyktis kažkokia tai nauda duos. Mes neužsitarnavom paprasčiausiai jokių atostogų. Ta, ką nedadirbome, mes dirbome per tas dienas, kai mes būtume atostogavę.